Norime pasidalinti puikiu vienos dienos išvykos planu. Mes kelionę pradėjome iš Vilniaus ir pirmą stotelę pasirinkome Prienus. Birštone esame buvę daugybę kartų, dėl to nusprendėme pasižiūrėti, ką gero mums gali pasiūlyti Prienai. Čia sustojame pavalgyti gastrobare Teka. Maistas tikrai buvo nuostabus. Tačiau jeigu nenorite ilgai užtrukti arba nesate labai alkani, privalote paragauti Prienų čeburėko, tikriausiai garsiausi čeburėkai Lietuvoje. Toliau nukeliavome į Kadagių slėnį, kur vaizdas nuo šlaito į Kauno marias tiesiog užbūrė. Prasiėję puikiu mediniu taku, toliau keliavome į Raudondvarį. Čia ilgai neužtrukome, aplankėme Raudondvario dvarą, oficinas bei puikią oranžeriją. Toliau iškeliavome iki Vilkijos, kur gerdami kavą ir valgydami ledus galėjome stebėti, kaip keltas per Nemuną plukdo mašinas. Trumpai atsikvėpę keliavome iki Seredžiaus piliakalnio, vienas įspūdingiausių piliakalnių Lietuvoje, nes nuo jo atsiveria puikus Nemuno kilpų vaizdas. Pasigrožėję vaizdu iškeliavome į Veliuoną. Veliuona tai vienas seniausių miestelių Lietuvoje, kuris yra įsikūręs ant skardžio ir jo papėdėje. Miestelio centras yra labai tvarkingas, be gražių vaizdų čia rasite ir saulės laikrodį. Ir jei jums labiau pasiseks negu mums, galbūt matysite, kiek jis rodo valandų. Iš Veliuonos miestelio toliau keliavome į Raudonę. Čia pasivaikščiojome po Pilies parką ir žinoma užkilome į Pilies bokštą. Nors bokštas iš išorės atrodo ir nedidelis, 33 metrų aukščio, bet į jį užlipti yra reikalų. Apsukę ne vieną ratą siaurais laiptais, jūs pakilsite į Pilies bokštą, nuo kurio atsiveria nuostabus vaizdas. Tai buvo paskutinė stotelė. Apžiūrėję pilį, jos apylinkės nuo bokšto, patraukėme žemyn. Lipimas laiptais žemyn buvo ne ką lengvesnis negu į viršų. Iš viso nukeliavome apie 480 km ir užtrukome apie 11 valandų. Labai rekomenduojame išbandyti šį maršrutą ir jums.